Narkotikų vartojimas Lietuvoje nei kiek nemažėjo. Greitosios medicinos pagalbos tarnybos gelbėja perdozavusius jaunuolius, o narkotikų, tabako bei alkoholio kontrolės departamentas skelbia apie nemažą narkotikų prieinamumą tarp jaunuolių. Aš nusprendžiau susitikti bei pakalbinti vidurinės mokyklos mokinę, kuri pati savo mokykloje pardavinėjo narkotikus. Klaipėdos vidurinės mokyklos mokinė Eglė pasakojo, jog narkotikus bei garavimo skysčius pardavinėti pradėjo dėl papildomų finansinių išteklių. Ji taip pat mini seną tuometinį norą sukilti prieš tėvus. Ne tai, kad įsireikšti, bet tiesiog parodyti pykti tėvam. Nes buvo tik tais, kai įsiskyrė tėvai ir aš tiesiog norėjau tą savo blogąją pusę, sakykime, taip atskleisti. Ir, kaip galim sakyti, sumišiau su netai žmonėm. Aš sumišiau su nuo 3 iki beveik 7 metų vyresnis su manim žmonėm. Ir jie tikrai nebuvo geras man pavyzdys. Aš dėjau, kad išėjau, kol dar galėjau ir nestilpau, išėjau labai greit iš tikrųjų. Ir aš išėjau dėl šito. Nes, aš žinau, tie žmonės, kurie ten buvo, jie pasiliko ilgiau ir dabar jiem labai prastai tiesiog yra. 4 metais vyresnis vaikinas Eglę bei kitus žemesnių klasių mokinius skatino pardavinėti marihuaną. Eglė sužinodavo savo pirkėjų skaičių ir gaudavo atitinkamą kiekį produkto. Tuo metu man buvo 13. Susitikom tiesiog mes su juo ir aš tiesiog pasakydavau, dar draugų prasveidavau, sakau, gal kažkas nori. Ir sužinodavau, kas kiek nori. Ir tiesiog praneždavau jam, jisai man padodavo ir aš, galim sakyti, kaip ir tarpininkė buvau. Dažniausiai tokia kaina, kokia buvo, sakykim, skysčiai, kas ten 3 eurai. 3-2 eurai, priklauso dar koks keistas, pakeldavau kainą eurų. Tiesiog, kad man leisdavo pirkėjas, kad savo irgi duočiau. Nes jis nenorėjo labai man mokėti. Jis duodavo biškį procentų, bet labai mažai. Aš žinodavau, kas rūkydavo ir tiesiog tie žmonės praplėsdavo žodį, kad, iš manęs gali gauti ir viskas. Tiesiog taip. Paklausius Eglės, kaip jį pardavinėdavo mokykloje, mergina pasakoja, jog procesas buvo gana paprastas. Pardavimas vykdavo pertraukų metu mokyklos tualetuose ar netoliese esančiuose parkuose. Priklauso nuo ko, skysčiai ten tiesiog gali, per ranką, kaip pasisveikinti, tiesiog gražiai paduoti. Ar, tas pats iš žolė, iš tikrųjų, nes žolės pakelį žiūrint kiek, aišku, jama. Tiesiog pasiėmama taip, kaip pasisveikini ir parduodi gražiai. Vis tiek mokyklai tu labai daug ką nepardavinėsi. Kas svarbiausia, tai yra vis tiek skysčiai, žolė, gal, dabar aišku, bent jau dabar yra THC dar įsikė, bet čia jau yra visiškai kitas rytis, kur bent jau man tai neleido prisiliesti prie jos. Mergina taip pat pasakojo apie savo mokyklos situaciją. Nekartą policijai į mokymosi aplinką vedė šunis, o ir psichoaktyvių medžiagų pėdsakų buvo rasta. Mums mokyklai, bent jau kiek testavo, tai yra radę kokaino pėdsakų. Bent jau iš savo klasės, žinau gal kokie 3, kurie pardavinėjo visokius skirtingus reikalus. Žinau, pavyzdžiui, klasiokas pardavinėjo smailus, to hašus visus. Kažkada draugė norėjo žolės, tai paprašė per 2 pamoką, 3 jau turėjo. Eglė atvirauja, jog ilgai tokiais pardavimais užsimti nenorėjo. Po pusmečio pranešė vyresniajam pardavėjui ir taip sustabdė savo nelegalios veiklos vykdymą. Aš žinojau, kad vis tiek nėra gerai tai. Aš vis tiek žinojau širdį stipriai, kad, man reikės vieną dieną išlikti čia, aš negalėsiu visą gyvenimą tai daryti, nes tai vis tiek nėra gerai. Perdozavimas mokyklos zonoje Eglės manymų nėra naujas dalykas. Ji prisimena kelias situacijas, kurių metu mokiniai iš mokyklų buvo išvežami greitosiomis pagalbos mašinomis. Mes turėjom iš visų 2 kartus incidentus tualete, kai, skirtingose laiko perioduose. Visomniais metais pavasarį vieną merginą buvo tualetą pardozavus, jį neklystų, nes jie sugrito išvežė, aš nežinau, ar jinai nuolpo iš tikrųjų pardozavė, bet aš žinau, kad jinai kažką tam vartoja. Ir aš žinau, kad kita mergina, jinai irgi, man atrodo, irgi buvo pardozavus. Arba kažko ne to, nes jinai irgi buvo nuolpus. Interviu gale paklausiau Eglės, kodėl jos manymų mokiniai, nors ir yra šviečiami apie šią modernę problemą, ir toliau renkasi vartoti bei pirkti narkotikus. Gimnazistė atsakė, jog informacija yra perduodama tiesiog per daug neįdomiai. Nes dažniausiai būna tiesiog neįdomi. Aš rimtai sakau, yra vienas iš mūsų ne vienas sakęs, kad tiesiog neįdomu. Mums pasakoja tą patį per tą patį. Nevartokite, jums pražudys, mes tą patį girdėjom jau visą savo gyvenimą. Nes jis sako tau, ne, tu nori dar labiau tą daryti. Ir viskas, tiesiog nepakeis to. Vis tiek, kai yra kažkas uždrausta, mes labiau norim to. Ir čia turbūt toks ir yra atvejis, kad tai yra uždrausta ir mes tiesiog labiau norim to. Interviu metu Eglė tik patvirtino, jog problema mokyklose tikrai egzistuoja.
Psichoaktyvių bei narkotinių medžiagų prekeiviai už mokyklos ribų randa lengvai paveikiamus jaunuolius ir suvilioja juos lengvai uždirbamais pinigais. Pati Eglė buvo priviliota į tokį pasaulį būtent finansinės paskatos. Dėl netinkamo bei neįdomaus švietimo apie narkotikus daugelis mokinių ir toliau renkasi bandyti nežinomas medžiagas, kurios dažnai anot Eglės turi priemaišų. Taigi kaip taisyti šią problemą? Vieno atsakymo tikrai nėra, tačiau prie problemos reikia dirbti jau dabar, kada Lietuvoje dėl perdozavimų yra prarandamos jaunos gyvybės.